Sveiki žvejai. Ką, vėl žvejoju. Ir ką, draugai, turiu jums istoriją, pasaką, pasakojimą. Norit išgirsti? Žodžiu, kartą gyveno senelis ir senelė. Oi, biškį ne tą pasaką pradėjau pasakoti. Kartą gyveno toksai bachūriukas vardu Edvardas. Sveiki, draugai. Ir jis labai mėgo žvejoti. Labai mėgo žvejoti. Ir vieną dieną, sekmadienio rytą, jis išsiruošė į žvejybą į Miniją. Ką, paėmė ir išvažiavo savo ryte. Orus pasižiūrėjo, šiaip orai tokie buvo pranešti nekokie, didelis vėjas, lietaus, bet geras oras tik silpniem. Na ir išvažiavo. Dar nepatyręs, nepasižiūrėjo, iš kur vėjas pučia, atsisėdo tam krante ir į veidą tiesiai vėjas. Ką darysi? Sakant, išgyvensiu, sako. Ir ką? Nuvažiuoja, nešasi daiktus. Nešasi. Dar nešasi tų daiktų. Prisipirkęs, matai, visokių kolmik. Susinešė daiktus. Ir pradėjo, žodžiu. Pradėjo prisižiūrėjęs visokių jotubų, ten Korsakų prisižiūrėjęs, Richardų, visokių žvejo kelias, ten visokių mandrybių prisižiūrėjęs. Dabar, sako, pavarysiu. Pradėjo ten dugnus skanuoti, skaičiuoti, matematiniai uždaviniai visokie. Šaknis visokias pradėjo traukti ten. Žodžiu. Baisu. Baisiau negu per matematikos egzaminą. Kažkokius koliukus įsitraukė, susismeigęs, ten jisai matavo, žodžiu, po tų matematinių skaičiavimų, žodžiu. 2 meškerės pasiruošė, 2. Ir paskui vėl visokie mandrumai, žodžiu. Jauka ten, Jėzau, prisiskaitė, prisižiūrėjo. Kažkokią marusą jauką ten prisipirkęs, kažką jis ten būrė, kombinavo. Karpių kažką jis ten smulkina, čia vieną, čia kitą, žodžiu. Žodžiu, ten jaukina 2 taškus, žodžiu, iš po tų matematinių skaičiavimų išvedė formulę 2 taškai, tolyn artyn, viens už nugaras, karočiui. Užsimetė abi 2 meškerės, užsimetė šiaip ne taip. Vėjas, pradėjo pūsti vėjas. Jėzau, nežino ką daryti, čia pulni, čia slepas, skėtis statas, skėčia nein pastatyti. Žodžiu, beliberda kažkokia, galūnių nematė ten. Žodžiu, šiaip ne taip pastatė tą skėtį. Šiaip ne taip pamatė tą kibimą. Kan kirtims, kim, kuojas. Nupezusi kuoja, vėl kuoja užkiba. Paskui ešerys užkiba. Eikt, nervuotis pradėjo, jis čia, nafik, tiek darbą įdėjo ir, karočiui, tokia žuvikės kemba. Žodžiu, ištraukęs tą žuvį, susidarvuojęs jau, eikt, jau visas raudon stovų, jau pamėlinavęs. Ir ką, toliau pustyti pradėjo, šniokšti, žodžiu, nežinau, eikt. Pasaulio pabaiga tiesiog, pradėjo dar stipriau pūsti vėjas, nuvirta kamera. Taigi filmuotojas dar, tai didysis. Nuvirta kamera, lūža trikojis,
Gyvi. Jau nežinau, mintyse ten visus siunt ir toli, ir į visas pusės išsiuntinėjai. Kas blogiausia, tai čia tos kameras, tai majai, kuojas, ešeriai, čia vėjas, eik čia, tą tai gali iškentėti. Bet baisiausia, nežinau, čia baisiausia, kas galėjo atsitikti, ir čia buvo kulminacija, kad susikrauti visus daiktus ir pypinti iš tenais. Įsivaizduojat, pagavo aukšlę. Pagavo aukšlę, karočią, eiktų. Susėmė už galvos, metė tą aukšlę. Nusegė visus pavadukus, viską susipakavo, susidėjo šmukės. Į mašiną 4 varomus davė čiongais, karočiai išėjo. Всё. Baisesnės scenarijaus aš nebežinau, žinokit. Tai va, baisi pasaka iš tikrųjų. Bet čia iš tikrųjų mano pirma dienos pusė. Tai va, kam patiko pasakojimas, padėkit laiką, pakomentuokit ir paprenumeruokit kanalą. Na, o antra dienos pusė eina taip, kad sėdžiu Balskuose, atvažiavau į Balskus, radau šiokią tokią užuovėją, šiokią tokią vietelę. Vėjas pučia, sniego irgi buvo, bet šiaip ne taip sėdžiu. Žuvelį kabaliojasi, apie 40 metrų taip užsimečiau. Daug aš čia nieko nebesiruošiau, matematinių skaičiavimų nedariau. Tai va, pagavau jau vieną koją ir žiobriuką mažą dar. Dariau startinį, na ir dabar laukiu. Tokia ta diena šiandien. Pasivažinėjau vėl, bet kad neįmanoma. Tai nafik tokį vėją kentėti, tai ten durnas turi būti. Buvo vienas žmogelis, tai švarė. Tai irgi daug nesitikiu. O pagausim kojų, gal kokių plakių, gal karšiuką vieną kitą. Ir važiuosiu namo jau po pietų. O, turime žuvį. Negaliu nepasidžiaugti vėl kuotų, vaterkatu. Žiauriai jisai man lipo prie rankos, tai tikrai džiaugiuosi įrankiu, smagu. O, kokia gražuolė. Bet jau virijo kablį, tai. Jau kalibras didėja. Trečia žuvis jau didesnė. Jau kai įdedu pinkučių, biškį matiliuko, bet neperspaudžiu. Tokių džiuvisėlių dar pabarstau truputį. Gal atkreips biškį dėmesį. Masaliukus keitalioju. Žiūriu kaip ant kolkio, buvo ant vieną dziko užkibo, dabar uždėjau vieną dziką, vieną pinką. Plakis.
tokios nemažos kojas. Kas čia dabar? Kas čia yra? Tu nafik, jos ir čia mane persekioja. Bandysiu ant slikiuko dabar. Variau dziką pinką. Dabar reikia slieką pabandyti. Jau į čia antrą aukšlę pagavau. Nu kol kas metimas žuvis. Tempas geras, kaip tokia šalta diena. Stovinčiam vandenį dar priminsiu. Kuoj. Nieks nečiupo taip keistai porą sykių. Tokį gerą patempimą gavau betempinti. Tai pirmą ant pinto valo dedu tokį karabiniuką. Paskui sekantis eina stopas. Namie turiu susirišęs va tokių atvadų su karabiniuku, tuo karoliuku, o kitoj gale tokia kilputė išnerti pavadėliui. Dabar pro karoliuką veriam pagrindinį valą. Va. Taip va. Čia kažkur apie 15-20 cm aukštyje surišam aštunkį. Va. Fidergamas, karoliukas ir mazgiukas va čia gaunas. Bet jis nieko blogo nedaro, tai tiesiog nusikirpam toliau reikalingus ūsus, stoparą. Grąžinam va į vietą. Va. Ir va. Šitas saužinėja. Ir čia pavadėlis. Fidergamą rišu iš depo, turiu nusipirkęs. 0,8, yra ir milimetrinių. Kažkaip man labiausiai šitas patiko. Naudojau firminius visokius, bet visų aišku neišbandžiau, bet kažkaip pabandžiau iš depo, kažkas rekomendavo kažkada ir kažkaip ir prilipo tas tamprumas toksai, atrodo pats gazas. Tai ir nebrangiai ten. Visą krūvą turiu nusipirkęs, kai važiuoju, kurį didmiestį suku.
į depą ir nusipirku. Tai va. Ir čia vat kabinam ant karabino šėryklėlę ir pagaunasi inline sistema. Vėl pradeda snigt. O toks tas pavasaris. Tai lyja, tai sninga, tai saulė šviečia, tai +10, tai -5. Bet nieko, mes kažkaip išgyvensim. Tai daug kas žiūrit mano laidas, čia paskutiniu metu labai daug kas komentavot apie valo garsą. Na, taip jau yra, kad aš naudoju 4 gėjų ir jisai per žiedelius skleidžia garsą. 8 naudočiau gėjų, man neskleistų garsų, bet 8 gėjų yra truputį silpnesni. Tai nežinau, ateityje gal pereisiu ant 8 gėjų, matysiu, kaip nuotaika bus. Tada gal nebenervinsiu jūsų. Čia, žinau, toksai per aplinkui klausimas, ar tavęs, kaip sakant, neerzina tas garsas, tai aš per aplinkui suprantu, kad jums žiūrėti yra nemalonu ir tą garsą klausytis. Tiek metimas, tiek kibimas, karočiui. Ar tuščio nepartraukia musik. Jei ne normalių žuvis, tai aukšlė. Aišku, aukšlininkai ant manęs supyktų jaučiu. Gal kai žiūrit, aukšlininkai nepykit. Bet man, jeigu aukšlė kimba, reiškia žvejyba nekokia. Bet, kai nori tikslingai pagauti aukšlę, o tada prasideda matematiniai skaičiavimai. Tada jau reikia, kaip sakant, mokėti ją iš tikrųjų gaudyti. Čia kai užkimba viena kita, tai dzinkukų, kaip sakant. Bet kai nori ją tikslingai pagauti ir daug jos pagauti, tada jau yra reikalų. Netgi jaukas jai specialiai maišus. Žodžiu, nusokiu pradėjo snigt. Baisu. Tai va, grįžtant dar apie valus, tai kam įdomu, tai naudoju Intecho valą. Yra ir 4, ir 8 gėjų. Tai gali tikrai pasibandyti, kam patinka 4, kam patinka 8. Yra spinningui labai platnu, nemažas asortimentas. Galite užeiti į www.luckytackle.eu ir ten pasižvalgyti. Nežinau, pačioj žvejybai man tas garsas, aš jau pripratęs, tai aš kiek jau laiką gaudau, tai visada 4, nežinau, aš musiek. Gal ir esu turėjęs 8. O, ką tik užmečiau vėl kibimas. Bet čia jaučiu bus aukšlė. Labai greitai, jo. Net nukrito. Ei. Jeigu aukšlė nukrito, tai gerai. Tai greitai čia būsiu po sniegu. Dar vienas toks komentaras užstrigo, kad tipo valas tipo nekokybiškas, kad neskleidžia garsą. Tai čia toje vietoje ir yra, kad greičiausiai žmogus gal nežino ar nesusidūrė su tokiu valu. Nežinau. Čia sunku ką pasakyti. Jis nėra nekokybiškas. Jis tiesiog yra 4 gijų. Nėra labai aptakus.
Dėl to ir tas kyla garsas. O 8 gijos. Jis yra apvalesnis. Ir garso nėra. Tai va, kas liečia valus. Sakau, kam įdomu, kas norit pabandyti, kokiu valu aš gaudau, tai užeikit į šitą nuorodą. Užsisakysit ir, iškart kibims. Savo pasak. O čia tai man patinka tokia žvejyba. Meti ir kim. Jau nebekim. Tiesa, dėl jauko, kadangi važiavau į upę, tai maišiau supinį jauką. Tai maišiau va šito vieno river ir maišiau šito vieno. Toks man gavosi. Sninga. Žodžiu, išsiaiškinau, kame replis yra su aukšle. Kai dedi mažą musaliuką, tai ir cvakina jinai to jau. Ten, tarkim, uždedi kokią penkutę ar dziką su matylium. Lengvas masalas, lėtai leidžiasi ir tada jos čiumpa. Ant dugno yra kuojų, plakių ir iki jų nedasileidžia. Bet kai dedi, pavyzdžiui, kokius savo 3 dzikus ir kokį vieną rausvą. Čia jau vadinasi didelis masaliokas. Ir jom nespėja jos paimti joje. Va. Bet čia dar tik tokia pradinė teorija. Tokia. Nesu aukšlė, atplauks kokia 200 gramų aukšlė. Tai jinai su šėrykla viską prarys. Turiu mintį gal pakarpyti sliekučio biškį. Gal ateitų. Arba visai užsimušiu tašką, arba pasikviesiu. Šiaip čia labai Balskosė mėgsta karštis tą slieką. Bet čia dažniausiai karšį gaudau ant sutemus jau. Irgi meti apie 40-50 metrų. Karpyto slieko. Ir kimba. Plum. Kaip sakant, nemėginsi, nesužinosiu. Jeigu užsimušiu, tai užsimušiu tą tašką. Paimsim, persiklipsusim kitą.
Gerai. Štai maivytis. Traukiam žuvį. Nėra. Ne, pala. Būsiu prisišnekėjęs, bus aukšlių. Ant 4 dzikų užsėdus. Ai, netuščia. Bet aukšlės tokios permatomos, karočiai. Tokios iš viso. Ir gėda sakyt, kad tokias skimba. O, kažkas sėdi. Kojanzas. Nu ką, žuvis truputį dingo. Ne, nu, prisimąsti čia karpyti, visokių sliekų padavinėti. Pats kalts. Nu niek, koją vis tiek vieną pagavom. Bet jau suretėjo, kėbimai suretėjo. Reikia išlaukt. Gal sliekas ir davė savo žinot. Bet nebandysi, nežinosi. Tai dabar... O. Koks kėbimas. Dabar turiu švarų jaukavą. Švarų. Dabar nieko nedėsiu. Paliksiu kaip ir ten, tegu suvalga viską, suvalga. Dabar su čistu jauku varysiu. Čistu. Žvejyba. Buvo kėbimas geras ir gal sėdi jau žuvelioks. Pabandom. Nieko ne. Nieko ne namuose. O taip apčiulpu. O taip vieną apčiulp, o kitą paliek. Tai kaip čia suprast, viens skanesnis, o kits ne? Neskanus. Ždėsmų skanų. Vieną dziką. Pabandom penku, taip pat kokias kelias užmauti. Taip, tokio spalvota. Eik tu savo. Dingo. Šerykla dingo. Kai metko toks. Va šit sako toks met gerai. Watercut. 120. 3,90. Bais gerame. Tik nesakykit niekam, ką gers. Aš žinau, kur pirkti. Bet nesakysiu. Paskui visi prisipirks. Visi gerai mėtys, o aš viens taip normaliai metu gerai jaučiuos. Toks
Ne, čia pasakysiu, kur pirkti ir tai prisipirks visi. Visi žvejos su kolmik. Vaterkatais. O čia nekuriu šiandien, oi. Musik verksiu vakare. O jūs tuo tarpu, kad tokia gera nuotaika, padėkit laiką. Čia kas be ko, čia jau aš net sakyti neturėčiau, kad čia laiką padėti. Bet jau komentarą parašyti, o čia jau kets reikalas. Tai parašykit tą komentarą. Nu, o trečią. Nu, jau užprenumeruokit tą kanalą, nu. Nu, jeigu pažiūrėjau vieną sykį, antrą sykį, trečią sykį. Jau paspaudė laiką ant visų. Ir pakomentavai, nu tai beliek tik tais prenumeruoti. Ja. Kitą šansą ne. To mankim. Bet jau taip nebeaktyviai. Atrodo, kad ten atbulais dantim imto masalą. Jau taip. Nu tai jeigu neskanu, tai iš vis nelysta. O ko ten len mane erzindavo? Len karučia. Įgruok per nervus. Per nervus pagrokim. Nu ką, vyksta rankų šalimo čempionatas. Kas nušals pirštus. Jau rimtai jau šal daro. Čia atvažiuojant +3 rodė. Neturėsiu žuvį. Kažkaip neįtikinamai. Nu. O, vaikinai. Taip iš pradžių atrodo, kaip karišis, bet... Gal už kupros paėmiau kažkam. Kojanzas toks jau. Vo. A graži. Pažiūrėk, kokia graži. Tik cuvak taip. Ir taip kažkaip nejaugi karšauką pakalau. Tai va, gali būti, kad sliekas prikvietė tokią dičkę. Gali būti. O gali ir ne. Šiaip pagalvojau ant pinkų. Vo. Ant kuokštą pinkų pagalvojau. Gal tas patiko. Prie toj laidoj Kauno mariose pinkai jie. Čia gal irgi suveiks.
Kažkaip tos kojas dabar taip aktyvės jau pavasariu. Tai kažkaip. Šiaip. Jaukus irgi testuoju, tai. Gal ir tas jaukas. Kojom patinka. Nes Kauno marios irgi su tuo pačiu gaudžiau, tik buvo maišytas su leiku, o dabar su reveriu. Tai ten yra brymas, karšinis, bet gal tas kvapas čia labiau kojom tinka. Ai, čia karts nesuprasi. Karts muraišai vieną, kimba kitą. Kaip sakant, nesigilink per daug, nelys giliai. Atsipalaiduok ir žvejok. O! Nu, sekanti žuvis bus didesnė ar mažesnė? Ot klausimas koksai. Į vėl sneng. Į vėl. A jūs rimtai? A jūs rimtai? Žiūrėk, kai kasneliai. Kai kasneliai krenta. Smagu čia žiūrėti mane šalanti, apsnigusi. Sėdat savo šiltai namukuosi. Žiūr. O aš čia šalnu nagus. Nu, kimbam, žuvikės, kimbam. Ką vėl bus kojų. Kojų žvejyba. Ne, tai ką man tą karšį pagauti? Nu, ką? Gražus ir be karšį. Ne čia ko. Nu ką, draugai, viskas. Baigiu savo žvejybą. Kažkur reikia skristi ar važiuoti užpūs žvakę, kad tokių nesąmonių nebebūtų jau. Da, čia yra gyvenimas. Tai vat, kaip sakant, ir video įdomesni, kai kažkas nesiseka ir panašiai, tai aš nepergyvenu. Viskas yra liuks. Super, reikia mąstyti optimistiškai. Kiekviena žvejyba yra kažko tai pamoka, kažką išmoksti, kažką atrandi. Ir reikia džiaugtis. Laukiu paskutinės žuvies. O žuvį jau paleidau, tai va gali dabar pasižiūrėti. Štai va mano visas laimikis. Kelias valandikės pasėdėjus. Dar. Tik aš manau su tuos lieku biškį prisižaidžiau. Bet ką padarysi? Taško nebekeičiu, galvoju. Kaip sakiau, pirmais gyvus išėmiau, pradėjau duoti jauką, tai kažkokia tai gyvastis atsirado, bet vangiai čia ant to vakaro dabar, tai vieną kitą kibimą turiu. Gal pakeičiau tašką, vėl užjaukinčiau, gal tas liekas čia panarė savo. Nu, pamėginom, pamatėm, kaip sakant, neesmė. Kaip Raimas sako, neesmė čia. Dzinkukų, kaip sakant. Turėjom gerą laiką. Kaip sakant, pagaudėm kojų. Žuvies yra, rankos žuvim smirdi. Ko daugiau bereikia. Na, ką, tai sveikinu. Na, čia tampo man to galūnę, bet jaučiu nieko gero.
Atsisveikino draugai. Nei žvyno, nei uodegos jum. Paspauskit laiką, paprenumeruokit kanalą, parašykit komentarą ir iki kitų susitikimų. Žodžiu, pažiūrėti šį video, galite pažiūrėti šį ir šį. Taip pat įdomus video. O aš tariu sudie su paskutinė žuvim.